Where you coming from? Lithuania, from Europe. Do they have Uber over there? What? Uber. Uber? Yeah, they have. It's not as popular, Yep. but we use it sometimes. Now it's trying to integrate into like European stuff like that, and it's giving a bit lower prices than other taxi services. So they're starting to use it, to adapt it. That's a big bump. Empty. It's crazy looking at the car that's empty. Yeah. I could get in one of them too. Čia pačios vairuoja be vairuotojo. Tai čia kas čia taksų dirba? Ne, nieks nesėdi ten. O tai kur jinai čia važinėja? Nu, jinai čia filmuoja, gal pavyzdžiui, Google Maps daro. Žiūrėkit, man atrodo jau tokius. Galiu pavažiuoti. Įsivaizduokit, pati viena savo važiuoja. Mama, tu tikrai nieks nesėdi. Called Waymo. He's everywhere. Day and Nu ir štai mažoji Havana. Va tokia visa spalvota bus mažoji Havana. Einam pabandyti ieškoti, kur pavalgyti ir tada apsidairysim, kokiu čia grožiu ir gėriu galima pamatyti. Kubiečių rajonas. Pažiūrėkit, atrodo, būtume atvykę į kitą šalį, į Kubą. Meksikiečiai labai mėgsta visur prisistatyti gaidžių dėl tų visų gaidžių peštynių. Ir palei nuslėptus visus faktus, panašu, kad tos gaidžių peštynės vyksta dar dabar. Žiūrėkit, ir Kaune toks yra Laisvės alėjai, tik ne toks spalvingas, bet irgi toks stovi. Kavinukės visos tokios atviros, taip nuo gatvės, tarsi be sienos. Ir įeini, gali papietauti. Įvertinta šita kavinukė 4,8 žvaigždžių. Ir čia panašu jos pavadinimas. Nu va, ir kainos. Vaikai sako, kad brangios kainos, bet aš kažkaip tai bandau įsivaizduoti, kad Miami nelabai kažką pigiau galima gauti. Jeigu, žinot, vienu už pusryčių ten tą dešrytę bulkelę Filadelfijos sūrį ir ten sultis kavą pasiėmė, sumokėjo $100. Tai aš kažkaip galvoju, kad tos kainos visur tokios. Visiška Kuba. Visiška.
Mūsų užsakymas atėjo. Toks nedidelis lyrinis nukrypimas, koks fainas kranas šitoj kavinukėje. Nu, žiauriai fainas. Vienu žodžiu, visi užsisakė čia tų sandvičių, tokių kubietiškų, o aš pasiėmiau kalmarų. Ir atnešė tuos kalmarus tokia mindelį, kad visi pagalvojo, kad čia yra starteris, paėmė ir silės, tai pasirodo, ten buvo mano kalmarai. Visi valgo sumuštinius, o aš likau be kalmarų, be nieko. Tai dabar vyras šėrinsis tuos savo sumuštinių, man tais neatrodo labai kažkoks skanus bulkos gabalas. Skanus, ar ne? Tomo gal atrodo skanus, bet Tomas nesišėrins turbūt su manim. Ne tik ta dešra čia tokia yra, bet yra vištiena. Tai tokia plėšyta. Ir sūris toks patirpęs. Negaliu sakyti, kad valgyčiau kiekvieną dieną, bet kaip sumuštinis, tai tikrai labai skanus. Čia labai man atkos Tomo gal su jautiena, tai taip su jautiena. Skanus? Nieko. Vienu žodžiu skaniai valgom. Sulesė mano kalmarus. Ir taip eini iš baro į barą, visur gyva muzika, ne visur, bet va taip va. Va taip va. Likau dabar biškelį viena ir labai noriu užeiti į šitas cigarų dirbtuvės ir nežinau, kaip čia man pavyks susikalbėti. Laukit, išjungiu navigaciją, kad jinai man nešnekėtų ant viršaus ir pasižiūrėkim į kubietiškus tabako kvapas, visiškai labai ryškus ir va tai va gamina. Kažkada pasakodavau, kad va tuos lapus džiovina, suka ant moterų šlaunų, kad pritrauktų vyrus tuos cigarus pirkti. Bet tai yra tokia graži legenda, kad pirktų tuos cigarus. O realiai, vat matot, kaip jie. Va čia tom dėžutėm tokiom parsiduoda. Ir pažiūrėkit, galit kainas pažiūrėti. $. Viskas eina virš nuo 150. Kažkas pasakytų, kad gal kvepia, o man tai tikrai smirda. Tikrai nežinau labai. Nu ir va dar. Va tai va. Jo suka. Dale, nos vemos, caballero, hasta mañana. Kubiečiai tarpupio labai mėgsta žaisti žaidimus, aš nežinau, bandau įtarti, čia tas stalas gal kažkokiam žaidimui. Jie labai mėgsta visokius domino. Ir va čia sėdi, bet čia tik spėju, nežinau, iš tikrųjų, žinokit. O va čia mes ateinam į tą pagrindinę vietą, kur, kaip sakiau, meksikiečiai mėgsta žaisti domino, tai turi visą tokį parką, kur labai jau čia azartas sukyla, jo, tie patys stalai. Sukyla azartas
Jie čia visai tarpusavį va su aistra, su garsais, su klegesiu žaidžia domino. Pagrinde vyresni žmonės. Bet čia yra viena tų vietų Little Havana, kur didžiausias toks gyvenimas verda. Va, dėdukai su vaikštukais. O, sakau, aistros verda. Kas supranta šachmatus? Kas laimi? Turbūt jie juodi, ne? Nes daugiau stovi ant lentos. Būtent šitam rajone yra toksai restoranas Versailles, parašysiu aš. Žodžiu, kuriame dar vis po šiai dienai renkasi visi mafijozai visokiausi. Ir ČŽV ir policija labai stebi tą restoraną. Mes iki jo nedaėjom. Nu, nes mes ne mafijozai. Važiuojam dabar namo. Šitas vairuotojas nėra toks draugoviškas kaip anas anam Uberė, bet ką norėjau pasakyti, kad truputėlį apsigavom. Nu, ne tai, kad apsigavom, bet visą laiką iš oro uostų labai brangus tie Uberiai yra. O šiaip vietoj važinėti, jeigu didesnė kompanija, tai žinokit, kainos, nu, beveik kaip Lietuvoje. Tai žinokit, likau dabar viena. Hebra nuėjo į paplūdimį maudytis. Aš maudytis nelabai noriu, tai kviečiu Uberį ir važiuoju čia. Pažiūrėkit, kokia gyvybė. Aš esu riešutukų neturiu. Dabar prisijokiau pati iš savęs ir iš ChatGPT, kadangi esu viena, nėra su kuo pasitarti, tariuosi pati su savim. Atvažiavau į Crandon parką, tuoj va aprodau. Čia tik stovėjimo aikštelė, eisim pasivaikščiau daugiau, atrodo taip paprastai, bet taip pat kaip nusižiūrėjau aš Mapsuose. Tai sakau, atrodo antrą kartą, tik truputėlį gražiau viską matau. Lyg tai esu buvusi, niekur atrodo nepasiklysiu, nes viską pažįstu. Tai pasijuokiau iš ChatGPT, kadangi aš atvažiavau ne tik paplūdimio laukinio pažiūrėti, nueisim pažiūrėti, bet atvažiavau pažiūrėti gyvūnijos. Čia gyvena iguanos, kurios gyvena taip, kaip pas mus balandžiai gyvena. Jų yra visur pilna ir panašiai. Ir aš, kadangi mane išleido Uberis dabar aikštelėje, suprantat, aš galvoju, kad aš turėjau atvažiuoti į kažkokias tai džiunglės truputėlį. Man atrodo, ten toliau paėjus gal tos džiunglės ir yra, bet kol kas aš aikštelėje ir taip klausiu ChatGPT. Sakau, tai kur dabar man tų iguanų ieškoti? Tai, nu, tokį juokingą atsakymą parašė, sako, nu, žinok, jos čia, sako, nestovi prie įėjimo su lentelė tavęs, mes čia atvaryk pažiūrėti į mus. Sako, turi eiti ir žiūrėti palei medžius. Sako, čia jų tikrai visur pilna, jos gyvena laisvai, jų daug ir nieks jas dėmesio nekreipia, jos nėra pavojingos, bet paprasčiausiai nelisk ir panašiai. Bet tas jo pasakymas, sako, jūs nestovi prie įvažiavimo su lentelė, ateik čia į mus pažiūrėti, nu, tai prisijuokiu. Tai vienu žodžiu dabar einu ieškoti biškelį tų džiunglių, ieškoti iguanų, nueisim pažiūrėti paplūdimį, nes paplūdimis čia yra toksai laukinis, iš nuotraukų man žiauriai patiko, pažiūrėsim kaip gyvai ir parodysiu jum. Žiūrėkit, čia šitam parke tiesiog gyvybė.
Biški nepažįstu, bet čia kažkokie tokie įdomus paukščiukai. Ir ten, ar ne povės? Nes čia ir povai iš tikrųjų vaikšto laisvai. Jau šito paukščiukų snapiukas. Ką jis lesat su tokiu snapiuku, kad jam toks ilgas reikalingas? Čia dabar toks rubrika, kur pabėgot? Rubrika gyvasis pasaulis. Ir tikrai jautiesi kaip kokiam botanikos. Zoologijos parke, bet viskas yra gyva gamta. Viskas yra gyva gamta, viskas yra nemokama ir viskas yra tiesiog, jų namai čia. Niekas jų per prievartą nelaiko, neprirakina. Ir va, kaip čia gražu. Pažiūrėkit, lendam per tokias gražias palmių alėjas. Bet aš taip noriu iguanų pamatyti. Aišku, tie paukščiukai irgi nematyti įdomus. Bet realiai visą tą galą per tuos kamščius visą valandą važiavau. Va, žiūrėkit, povai gyvai. Eik tu sau, kaip fainai. Va čia tai tikrai povai. Ten gal povės, o gal ir ne. O ten, matot, kas per grožis. O čia visiškai arti. Taip filmuoju, kaip ir Jėzau, kažkas nukrito, čiut net galvos įsigandau. Kaip stoviu, tai filmuoju. Bet tikrai kažkas krenta ten. Žinokit, kažkas krenta vos ne ant galvos ir papasakosiu jums tokį dalyką apie iguanas. Iguanos irgi kartais krenta iš medžių. Ir čia nėra nei pasaka, nei mitas. Taip yra iš tikrųjų. Iguanos mėgsta įsilipti į medį. Ir žodžiu, jos tokios, kadangi yra šalta kraujės, jos šildosi tuose medžiuose ir panašiai. Bet jeigu Majamyje nukrenta temperatūra apie 5 kokius, ar ne? Va čia dar pasižiūrėkit, apie 5 kokius 7 iguanus atšąla ir jų kraujas pradeda varinėtis daug lėčiau ir jos tarsi apmiršta. Ir kai jos taip apmiršta, jos atsipalaiduoja tą medį ir iškrenta. Ir yra net toks posakis krentančios iguanos. Tai va šiandien temperatūra 30, tai iguana man ant galvos gal kažkaip tai nenukris iš medžio, bet apskritai kur jinai yra, nors kaip pamatyti. Dar vienas povytis. Va. Ir kitas. Ir ten girdžiu irgi povai. Biški iki galo nepasidomėjau, bet reikėtų... to kaip gražu, eisiu pažiūrėti. Nepasidomėjau iki galo. Kaip čia su tais aligatoriais šitoj vietoj, ten jeigu toliau lysti, aš nelabai noriu lysti, bet žinot, Floridoje yra aligatorių šalis. Ir va, pažiūrėk, aligatorių šalis. Ir šito aligatorių tikrai yra nemažai. Pabandysiu prieiti, negazdinsiu labai lengvai, bet pažiūrėkit, kaip jie čia gyvena. Jūs matot? Pasakymas, kad iguanos čia gyvena kaip balandžiai Lietuvoje, tai yra gerokai perspaustas, ne? Nes apėjau tikrai nemažai, iguanos neradau. Bet povų tai tikrai kaip balandžiai. Ir čia. Va, kaip balandžių. Povai. Ji mane kalbina. Čia mergaitė be uodegos. Jin vat kažką sako, aš labai tikiuosi, kad jinai nepuls. Gal nėra kažkokia truputėlį, bet žiūrėkit, jinai eina link manęs. Man visai nejuokinga, nes aš neturiu kuo šerti jos, kad jinai man nekirstų. Eik savo keliais. Eik gerute. Tai mergaitė gera. Labai tu gera mergaitė. Gert gal nori? Tikrai jinai gert nori. Kol kas neradom, einam pažiūrėti laukinį paplūdimį. Čia priėjimas toks, toks per smėliuką. Einam. Gražiai išlendam. Pažiūrėkit, kokios spalvos dangus, kokios spalvos vandenynas, legendinis gelbėtojų būdelės namukai. Bet kaip kvepia. Kažkas tokio. O, vaikeli, čia tiek ir to laukinumo.
Nes čia, aš įsivaizduoju, yra viešbučiai. Nu, va čia visas laukinumas. Smėlis toks tikrai laukinis ir ne pats fainiausias, labiau panašus man į tokį žvyruką, dulkes. Tai ne kažką čia, bet iš tikrųjų, nežinau, rytoj spėsim. Jeigu ne rytoj, gal tada po savaitės. Oi, koks krantas, tikras laukinis. Pažiūrėkit, kiek šiukšlių. Vienu žodžiu, jeigu spėsim rytoj, tai nuvažiuosim į turtingųjų žmonių paplūdimį. Vienu žodžiu, tai tam paplūdimį turtuoliai sugalvojo, kad jiems smėlis per prastas. Ir ką jie su tuo smėliu darė, aš pasakysiu tada, kai mes ten nuvažiuosim. Labai įdomi istorija ir labai tokie įdomus, bet pasirodo įgyvendinami yra turtingųjų norai. Pažiūrėkit, kaip čia jos gražiai tokį trikampiuką. Nu, įsidarkit dabar trikampiuką tokį sustojusios. Nu, pasakykite, ko nelaukinis paplūdimys. Fainas, aišku, tas krantas, nu, bet laukinis. Nu, ką daryti, čia niekas jau netvarko taip labai stipriai, kaip ten toliau prie Drive Ocean Miami Beach. Čia tikriausiai, ką išmeta jūra, tas ir lieka. Ir pasakysiu vieną paslaptėlę tokią. Aš labai viliojau savo chebrą, sakau, varom, neikit ten į tą Miami Beach, varom čia, sakau, laukinis paplūdimys, o gražu, o palmės, o iguanos, o povai, o viskas. Jie sako, ne, mes labai tingim, gal varom čia mum arčiau Miami Beach, varom, o tu kažkaip gal rytoj, o aš žinau, kad rytoj to laiko mažai, sako, gal po kruizų, ir aš žinau, kad ir po to kruizų yra labai daug priplanuota ir tiesiog nėra kada atvažiuoti čia, nu, papildomai, nes čia tikrai valandą laiko važiavau nuo savo apartamentų, tai kaip ir toli, nu, tai papildomai skirt laiko nėra. Tai aš galvoju, ačiū Dievui, kad jie nevažiavo. Jie būtų mane prakeikę su tokia paplūdimiu, su tokia jūra ir kaip į ją įbristi. Bet aš nesigailiu, kad atvažiavau, nes, nu, aš maudytis šiandien nebuvau visai nusiteikusi. Šilta, saulės nėra, viskas ok, bet tiesiog nebuvau nusiteikusi šiandien maudytis, tai galvoju pasivaikščiosiu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad čia atvažiavau, nes pamačiau truputėlį kitaip negu ir va taip va. Taip kaip žiūrėtum, tai va taip va. Ar čia, jeigu va tai filmuoti, aš kažkur turėčiau pritraukti, kadangi pati truputėlį esu užlipa, neprimatau ir tą kamerą kaip ir traukia, nu davai, aš pabandysiu pritraukti ir vat visą maksimumą pritraukti ir taip palengva eiti. Čia matau laivą, čia matau, nieko nematau. Čia va taip traukiant turėtų būti matytis tokie namukai ant vandens. Jų anksčiau buvo daugiau, aš surašysiu skaičius kažkaip dabar taip iškrito iš galvos. Jetlagas iš tikrųjų Lietuvos laikų 1 valanda nakties, o aš čia dar blūdinu. Tai man supranta truputėlį iškrito iš galvos visi tie skaičiai, bet aš nematau. Kažkur čia vienu žodžiu buvo tokie namukai ant vandens. Jų, man atrodo, 16 gal buvo dabar, iš po visų audrų, iš po visko likę gal 4, gal 6, nežinau tiksliai. Ir vienu žodžiu ten jie buvo pastatyti milijonierių ir jie pasistatė tuos namelius sausuoju įstatymų priėmimų metu, kai buvo Miamyje uždraustas alkoholis visiškai. Tai jie pasistatė tuos namelius ir darydavo ten vakarėlius. Ir su mergom, ir su alkoholiu, ir su lošimais, ir su viskuo. Ir kadangi ten prie jų dasibelsti Miamio policija negalėjo, nes ten jau prasidėjo niekieno vandenys, tai jie ten oždavo bele kaip. Tai va tie nameliai išlikę, kas su jais dabar yra, aš nežinau, bet tų namelių yra išlikę ir jie primena apie to, kad ir visus įstatymus galima visada apeiti. Jeigu turi pinigų, jeigu turi galimybių, visus įstatymus gali apeiti. Kaip aš nemėgstu prisemti, žinokit, batus smėlio. Kaip man eina per dantis visas šitas reikalas. Aš praktiškai ne visada dėl to prie jūros einu ir šį kartą dėl smėlių neėjau. Nes man, nu taip, tai žinot, kaip per dantis eina. Labai nemalonu. Tai dabar tiek prisijėmiau, žinokit, kad nežinau, kaip atsikrapštyti reikės. Fui, kaip nesmagu. O kaip jums tokia fauna? Palmė į varną kranksa. Man keistai, aš nepratus.
Papūgą kokią pamatyčiau, būtų okei. O varną? Keistai. Nusipirksiu vandens, nepasėmiau. Labai noriu gerti. Čia žiūrėkit, antys yra. Antys, kažkokie gaigalai. Va, į ką jūs jam. Noriu savo anglų kalbą gražiai pasiprašyti. Excuse me, one water, please. Atsijungiu, kadangi mokėsiu kortelę. Ir žinokit, nežinau. Čia nei antys, nei povai. Tikrai ne. Nors kojos tai kaip ančių ir snapai gal biški panašus. Aš žinokit, draugo, ChatGPT paklausiu, padarius nuotrauką, parašysiu jums, kas čia per paukščiai. Duojat, kas čia yra? Čia yra egiptinis žąsys. Egiptinis žąsys Miamyje. Už tai, sakau, man tokios lyg biški antys. Lyg biški kas nesuprasi, nes kojos tai tokios. Bet šiaip žąsų kaklai turėtų būti mėlynų, bet čia egiptinės. Tik faunos pažiūrėjom, dabar biški žiūrėkim florą. Mato tenai? Ne fainai būtų, ne, kad toks ant galvos nukristų ir jie taip krenta. Gal nereikia lysti po medžiais visai. Bet žinokit, iguanų nerandu. Norėjau iguanų, ieškau labiausiai iguanų nerandu. Eisiu truputėlį gal giliau tenai. Gal ten, kur mažiau žmonių. Nors sakė, jos žmonių visai nebijo. Žiūrėkit, kokia šeimyna. Vajetskau. Tėtis, mama, cipokai. Bet pamatė, kad aš einu link jų, jie vedasi tuos vaikučius. Patys va tie paukščiai, matyt, nieko nebijo, bet jau vaikučius biški prisaugo. Tos pačios egiptiniai žąsys su savo lelyčiais. Dievulė, bjaurūs ančiukai. Jie tau kokie mėly. Taip. Net balsas pats nesulėlėja, kai tokius mažyčius pamatai. Iguanos, kur jūs? Prašom. Nu ir ką jūs? Nu kur tu bėgi? O ko tu bijai? Juk ko tu bijai? Nu va, čia mažytis, žinokit, lelytis yra. Labai nedidelis. Poros sprindžių tik tai. Šiaip tai iguanus, o nežinot, jūs tokius, čiut ne apie metrą. Gal čia ne iguana, žinokit, tokia žinovi iš tų dalykų. Būtų didelį, tai žinočiau, kad iguanų, čia kai mažytis, gal taip driežiukas. GPT iguanų pilna kaip balandžių Lietuvoje, labai daug. Taip jisai sako, kad tas čia GPT nusišneka kartais. Ana, kur tu? Čia tai geras meškėnas. Pažiūrėkit. Tie, žinot, kur iš konteinerių viską tempia. Va čia tai va, atpirko viską. Oras toks, ta drėgmė, jinai nėra taip, kad kybotų ore, bet ta drėgmė tokia, kad aš visa limpu. Ir taip įsivaizduoju, kad jeigu atsisėsčiau ant kokio suoliuko, tai prilipčiau, nes, pavyzdžiui, sijonas mano, tai aš kai einu, tai jis man tiesiog limpa prie kojų. Va tai va. Va tai va, žiūrėkit, prie jo gali prieiti. Atsimenat, rodžiau jum, kai buvau Anglijoje dvare. Koks dvaras, neatsimenu pavadinimu. Tai albinosas buvo. Baltas. Gali prieiti praktiškai už uodegos, galėčiau paimti, aišku, jis biškį. Eina nuo manęs, aš jo negazdinsiu, bet va. Žiūrėkit, ką jis parodė. Va. Atsisuk, nu tai. Nu visas parodomas šou. Ačiū tau. Ačiū tau už tą grožį.
Ką, iguanų nesutikau, pamačiau kitų labai gražių gyvūnų, paukščių. Kviečiu Uberį, važiuoju savo West Avenue, Miami Beach. Mama manęs atvažiuoja paimti. Are you Diva? Yes. Okay. Diva. Nu taip, aš Diva. Hello. Hello. Ką, goodbye. Kas įdomi yra, tuose Uberiuose labai šalta. Įeini į parduotuvės, įeini į kažkur tai uždaras erdvės, labai didelis kontrastas tarp lauko ir vidaus. Ir galimybė peršalti yra pakankamai didelė. Dabar jį įsėdau kaip į šaldytuvą. Aišku, atsigavinti gerai, bet matysim, kaip bus su sveikata paskui po tokių šalčių. Buvau pasirinkusi tą išvažiavimą per piką, nepagalvojau kažkaip apie tą piką, tai važiavau valandą laiko. Dabar žiūriu atgal, piko nebėra, važiuosiu tik 20 minučių. Nors šiaip Miamio pikai, man pasirodė, nežinau, važiavom per patį tą dangoraižių downtown rajoną, tai man pasirodė pakankamai nedideli, kaip tokiam didmiesčiui, tai aš atrodo kartais Kaune ilgiau važiuoju. Dabar važiuojam tokiu keliu ant vandens, vidury kelių yra tokia kaip sala, pavadinkime, tai va kelias ant vandens, iš visų pusių man to gaila, kad neina va taip gyvai išlipus nufilmuoti, bet labai gražus dangoraižių vaizdas priekyje. Ir tas kelias vadinasi Edir, iš raidės parašysiu vardu, tai buvo pirmo pasaulinio karo lakūnas, kuris dužus laivui 24 paras išdreifavo ant vandens. Tai jo garbiai pavadintas va šitas kelias, paskui matysit iškilimui bus tiltas. Žodžiu, tam vyrui drąsiam pavadinkim tokiam, tas kelias vat ir dedikuotas. Bet jau vaizdo grožis. Filmavau atvažiuojant į priekį, tai taip neatrodė, tai to gabalo net nedėsiu, bet grįžtant atgal pakartojau visą tą istoriją, nes vaizdas daug geresnis. Language, the people, the religion, everything. Pakistan, they make it bad, is a good country. Nice. Nespėjau pafilmuoti, žmogus klausė, iš kur aš, sako, tavo labai kalba panašiai yra į rusų, sako, ne, aš esu iš Lietuvos ir pasakiau, sako, Lietuva yra netoli Vokietijos, Lenkija ir tada Lietuva, sako, žinok, aš žinau Lietuvą, sako, nes Pakistane mokiausi ir geografiją labai gerai išmanau ir Lithuania, you know, yes? Yes. Žiūrėkit, važiuojam antrą dalim, čia dabar tas kelias kyla į viršų, taip kaip Norvegijoje būna tie tokie išriesti tiltai, kyla į viršų ir vat visas tas kelias gaunasi ant vandens. Aš realiai, kai domėjausi tuo va čia atvažiavimu, tą parku šito, tai įsivaizdavau truputėlį kitaip, bet vat iš tos pusės, iš anos pusės atvažiuojant, jis neatrodė toks įspūdingas. Iš šitos pusės atvažiuojant, jis labai fainai atrodo iš tikrųjų. Edžio, iš raidės pavardę garbiai. They just help them for nothing. Yes, very good people. Papasakau dabar, kaip žiūrėjau, kaip Lukas Vainavičius keliavo po Pakistaną su rikša ir vienu žodžiu sakiau, kad labai geri Pakistano žmonės, very good people. Ir iš tikrųjų, jeigu kas nematėt, galit pažiūrėti Luko kelionę. Tai labai buvau sužavėta Pakistano žmonėmis, very good people. One shot of one American motorcycle lady. She went there. She crossed to Islamabad. I scare you one travel. No, she was not. You see, they always has a misconception. They said that there is no problem here. No. Yeah, there's a lot of problem here. I used to live in Rome, in Europe, so I know. So Pakistan still is a good country.
whatever the people say. You know the problem? Why they do negative propaganda? Because Pakistan has a nuclear power. Israel doesn't want it. So that's why they always say bad thing, because Israelis are scared from Pakistan. Very sad that my English is very bad. I want to tell, but I don't know. You can download the Google app. Yes, and speak of it course, yes. English, you know. Kokia ta mano anglų kalba, tai sako, jung tą savo video lauk, pasikalbėsim per Translate. Tai tiek prisikalbėjom, žinokit, labai fainas pavežėjas ir, o Jėzu, koks driežiuks nubėgo, grinai mažytėlis, parodysiu. Žiūrėkit, koks mažiukas. Nu, žodžius yra pakistanietis ir mane sako, tu važiuok į Pakistaną keliauti. Aš jam papasakau, kaip Lukas Leinavičius keliavo su rikša per Pakistaną ir sako, ten tokia viena moteris irgi keliauja su motociklu. Maistą ragauja, žodžiu, keliauja ir sako, aš viena bailė, kad keliaučiau. Sakau, aš esu viena bailė, kad keliaučiau. O, mano visa hebra grįžo. Esu bailė viena, kad keliaučiau. Sakau, aš ne. Sako, ten, sako, tikrai viskas saugiai parodė tą moteris video, kaip keliauja ir tiek įtikinėjau, kad yra saugu Pakistane. Bet man atrodo, kad nelabai saugu, nes jeigu ką žiūrėjot Luką, tai ten policija ištisai saugo turistus. Tai ką duoda vaizdas, kad nėra labai saugu, jeigu policija visą laiką saugo. Nors žmonės pasirodė iš tų visų video žiauriai. Geri, draugiški, mėly ir viskas su jais gerai. Vienu žodžiu, tai grįžau jau, einu su šeimina, kažką nuveiktų, paskui matysim. Ačiū, kad žiūrėjai šitą dalį. Šiuo metu esu Meksikoje ir greitai pasirodys video taip pat iš Meksikos. Laukite, būtinai žiūrėkit, kad nepraleistumėt, spauskite būtinai subscribe, būtinai paspauskite like ant šito video, pasidalinkit su draugais ir keliaukime kartu iki pasimatymo.